aš tiksliai nežinau, kaip jis tapo palankiausiai vertinamu. Kažkaip jis sugebėjo prasisukti, aš nežinau. Aš žinau, kad apie jį buvo daug daugiau istorijų, apie Skvernelį, buvo daug daugiau istorijų prieš mano laiką, prieš tai, kai aš pradėjau domėtis, ir Davidonytės ir Pancerovo knyga, ta kabinetas 339, ir kad buvo jo reputacija nekokia. Aš tiksliai nežinau, kokia būtent buvo, bet žinau, kad buvo nekokia. Ir tada dabar jisai vienas labiausiai tokių, kaip čia, palankiai vertinamų, tai nėra adekvatu, man atrodo, tai niekaip nėra adekvatu. Aš suprantu, kad jis gerai sukos, tipo, ir aš sakiau, blemba, jis gerai žaidžia tą žaidimą. Atrodo, adekvatus politikas ir, kai lyginam su socdemų neadekvatumu ar dar kažką, bet jis man, blemba, aš kaip ir sakiau, jis transparently lapė. Kiaurai matosi, kad tai žmogus sukasi tiesiog situacijai. Kaip lapė, sakau, niekada nepasitikėčiau. Man atrodo, jis geras politikas, labai net geras politikas, laviruoja informaciją, kaip ten buvo, kai žinojo, kad Paluckas atsistatydins jo, aš spėju, kad žinojo, ir iš ten ar dieną prieš tai, ar kažką atėjo ir maždaug ten ultimatumą kažkokį šauna, arba mes čia pasitrauksim, atrodo, tai buvo jo, ar mes pasitrauksim iš koalicijos, arba Paluckas ten traukas, kai jis jau žinojo, kad tokie vaizdai, kai žmonės galbūt į tokius pažiūri ir mato, kad, čia principingas politikas, bibi graužk, jis tiesiog manipuliuoja čia, ir tai buvo taip akivaizdžiai, vėlgi, nežinau, man atrodė akivaizdžiai, kad jis žinojo ir nieko čia nerizikavo ir jokių principų čia savo neparodė, nes anksčiau kažkaip neparodė, dabar, kai žino, kad atsistatydins tipo iš vakaro tokį pareiškimą šaut, tai yra žaidimas. Ir man tas žaidimas nėra nuoširdus. Aš nenoriu tokio žaidimo, aš nepasitikiu tokiu politiku. Tai įvertinant, kad jisai labai gerai kažkaip tikrai sugebėjo reabilituoti gal savo įvaizdį ir panašiai, tai nėra patikimas politikas, tuo labiausiai patikimas. Man tas yra, neįtikėtinai liūdna, kad, I guess neblogiausias turbūt, jo, turim socdemų, Nemuno aušros ten blogesnių, bet rimtai palankiausiai vertinamas. Aš nežinau, man nesuprantama tas yra, bet kaip bebūtų, aš dabar pasakysiu, Skvernelis, man atrodo, dan yra. Dar, aš čia turbūt užbėgiu įvykiam už akių, dar nei kaltinimai pareikšti, nei kažką, man atrodo, tai gali sugrąžinti labai daug iš praeities dalykų, kur aš net nežinojau, nes aš neskaičiau nei tos knygos, nei nieko. Reiktų gal iš tikro, man skaitimas yra sudėtinga, bet nežinau, man atrodo, gan drastiškai jam pizdės čia bus.